ne tik žinias, bet ir meilę Lietuvai ir užtikrinote, kad mūsų šaknys išliktų stiprios. Ypatingas mūsų didelis ačiū yra esantiems ir buvusiems mokytojams. Jūsų pasišventimas ir kantrybė formuoja jaunų žmonių ateitį. Jūs ne tik mokote lietuvių kalbos, jūs išlaikote mūsų kultūrą gyvą mūsų širdyse. Ačiū tėveliams, jūsų pastangos atvesti vaikus čia savaitę po savaitės, metus po metų, rodo, kad vertinate mūsų paveldą. Jūs esate tiltas tarp kartų ir mūsų mokiniams. Jūs esate priežastis, dėl ko mes tai darome. Jūsų smalsumas, jūsų balsai dainuojant lietuviškas dainas, jūsų pasididžiavimas mūsų kultūra, tai yra įrodymas, kad Lietuva gyvuoja ten, kur renkasi lietuviai. Prieš 75 metus buvo įkurta lituanistinė mokykla remiantis labai paprasta, tačiau galinga tiesa. Tauta gyva, kol gyva kalba. Čia mes ne tik mokomės gramatikos, mes mokomės, kas mes esame. Per liaudies dainas, per šventes, per papročius mes išlaikome Lietuvą gyvą mūsų širdyse. Ir kaip Vytautas Kernagis dainavo, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnių. Ir šį vakar yra šventė. Šventė džiaugsmo, atsparumo ir vienybės, kuri ir simbolizuoja šią mokyklą. Todėl šį vakarą dainuokime, prisiminkime ir džiaukimės muziką, kuri mus visus sieja. Gerbkime praeitį, švęskime dabartį ir laukime dar daugybės Bosno lituanistinės mokyklos metų. Ačiū Jums visiems, kurie esate šios nuostabios kelionės dalimi. Sveikinu Jūs visus su 75-uoju mokyklos gimtadieniu. Ačiū. Ir tuo pačiu norėčiau Jums pristatyti mūsų mokyklos gerbiamą nuotolinio skyriaus koordinatorę Gailutę Urbonaitę Narkevičienę. Hei, labas vakaras. Labai jaudinuosi, nes nepadariau namų darbų kaip Ramunė. Bet pabandysiu iš praktikos ir praeities pasakyti va taip iš rankovės. And as always, I would like to acknowledge those guests of our event that do not speak Lithuanian. So, with my apologies to the Lithuanian-speaking folks, I'm going to say a few sentences in English. Yeah, so 75, huh? That's a lot, huh? I started 25 years ago when we celebrated 50 years anniversary. And I'm like, geez, I've been a part of it for a quarter of a century. And yeah, it was time to move on to the online teaching branch. And I'm very, very happy to say that it was a good change. Ačiū Ramune, kad perėmei. And to all the teachers, ačiū, 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 kad esate, kad dirbate. And of course, to those that, I always have a plan, to those that do not speak Lithuanian, please remember that we do have courses for adults in both Milton and online. In our online branch now,
is one of the biggest online schools in the world. We have over 50 children and 20 adults. Registration will be opening soon. Please take a note. And with that, aš noriu vėl pasakyti kažką lietuviškai. Mano klasika. Visi tie, kurie mokosi mokykloje dabar, atsistokit. Mokiniai, atsistokit. Ir paplokit. Mokytojai, atsistokit. Mokytojai, atsistokit. Buvusieji mokytojai, atsistokit. Tėveliai, atsistokit. Tėveliai, atsistokit. Kaip Ramunė sakė, ten, kur renkasi lietuviai, ten yra Lietuva. Tai ačiū Jums, kad Jūs esate Lietuva. And for those that... O ir buvę mokiniai, ačiū. Nu, aš tau sakau, 4 amžiaus yra vis tik tai daug. Buvę mokiniai. Ačiū, ačiū, ačiū. Ir noriu ypatingai pagerbti vieną viešnią, ponę Renatą Špakevičienę. Atsistokit, pamojuokit mums visiems. Nei sako, aš čia būsiu, sako, gal vyriausia buvusi mokytoja, dirbo mūsų mokykloje 13 metų. Wow! Taip, ponia Špakevičienė buvo viena pirmųjų mūsų mokyklos mokinių. Tai mes tikrai esame Bostono mokyklos istorija. Well, to those speaking English, you probably understood that it is a big deal. Taip. Ačiū Jums labai, kad čia esate, atiduodu mikrofoną. Ačiū Jums. Regina pakviest. Kviečiu į priekį mūsų gerbiamą viešnią Regina Balčaitienę. Ačiū. Ačiū labai. Tikrai labai gera visus matyti ir jausti tą pulsą, jaunatvišką pulsą, kada pradedam nuo mažų dienų ir užaugam ir išeinam iš mokyklos, bet vėl sugrįžtame į mokyklą, kad priglaustume rankas prie saulėje įšilusių jos akmeninių skruostų, kad vėl pajustume tą nerimą, kurį davė mums mokykla, nesvarbu, kiek metų praeina. Tai sveikiname Bostono lituanistinę mokyklą su 75-uoju gimtadieniu, sveikiname nuo Naujosios Anglijos apygardos, tai yra Nantucket, New Hampshire, Maino, Providence, Bostono lietuvių bendruomenės skyrių, atskirų skyrių. Labai malonu man matyti Sigitą Šimkuvienę šiandieną, kur senais laikais, jau dabar galima sakyti, įsitraukėme į tą velnio puotą ir dirbome krašto valdyboje, siekdami mokslo, žinių ir bendram labui atiduodami laiką, žinias. Ir džiaugiamės šiandieną, kad mes galime pasidalinti tuo. Šiandieną aš norėčiau perduoti sveikinimą iš generalinio konsulo New Yorko, iš generalinio konsulato. Jis negalėjo atvykti, yra išvykęs atostogoms 2 savaitėms, bet labai gražiai paprašė perduoti sveikinimus mokyklai. Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke.
2025 m. balandžio mėnesio 5 diena. Mėly Bostono lituanistinės mokyklos vadovai, mokytojai, moksleiviai ir tėveliai. Džiaugiuosi galėdamas jūs pasveikinti 75-ojo mokyklos gimtadienio proga. Jūsų pasišventimas ir vykdoma veikla jau 75 metus nepailstamai puoselė lietuvybės dvasią ir ugdo lietuvių kalbą. Padeda išsaugoti lietuvišką tapatybę, šaknis ir tradicijas. Lituanistinėje mokykloje skiepijama meilė ir pagarba Lietuvai tampa stipriu pamatu einant gyvenimo keliu, vienyje ir sujungia po pasaulį pasklidusius mūsų tautiečius. Tikiu, kad lituanistinė mokykla yra ir bus lietuviškos pasaulėžiūros ir tradicijos ugdymo šaltiniu. Linkiu jums tęsti šią kilnią misiją ir toliau ugdyti lietuviškus papročius ir tradicijas, mylinčias Lietuvos diasporos kartas. Pasirašo generalinis konsulas Dovydas Špokauskas. Man atrodo, ačiū. Ačiū Regina, ačiū konsulai. Ačiū labai Ramūnė, ačiū Gaila, ačiū Regina už gražius žodžius, dėkojame konsulatui. Dar noriu padėkoti vienai grupiai žmonių, kurie pirmą kartą prie mūsų prisijungė internetu. Pasveikinkime visus nuotolinės mokyklos šeimas, vaikus, mokytojus ir jų draugus, kurie mūsų šiandien pirmą kartą žiūri internetu. Mūsų šitas renginys yra streaminamas, gerbėmieji. Paplokit visiems. Ačiū labai. Taigi, dėkui. Ir dabar prieš tai, kai pereisim prie meninės dalies, noriu šiek tiek labai greitai perbėgti per organizacijas, kurios mums padėjo visą šitą renginį sudėti į vieną tokį nuostabų renginį. Man pačiam reikia lietuvių kalbos mokintis. Taigi, visų pirma, Lietuvių fondas, organizatorius šito turo, paplojam Lietuvių fondui, gerbėmieji. Jungtinių Amerikos valstijų Lietuvių bendruomenės kultūros taryba, kuri ir labai mecenatas renginio, kuris padėjo su logistika ir labai kitais klausimais. Taipogi, kaip visada, su mumis nuo pat pradžių yra Kredito unija Taupa, kuri mums taip dosniai parėmė mus, dėl ko ir mes galėjom šitą renginį padaryti. Taipogi Pepper Live iš Lietuvos, kurie rūpinasi artistais ir kurie juos atveža mums, paplojam ir jiem. Ir taipogi Two Pro Studios dar iš Chicago, kurie irgi visą šitą košę užvirė. Taigi, gerbėmieji, ačiū, kad esat. Dar noriu ką paminėti, kad šitas renginys, dėl ko jūsų čia yra tiek daug, dėl to, kad tai nėra mokyklos renginys, tai nėra bendruomenės renginys, tai nėra Maironio klubo renginys, tai yra visų trijų organizacijų dėka sukurtas renginys. Taip, kad ačiū, kad atėjot. Pradedam meninę programą ir kviečiu į sceną Jokūbą Boreikį, kurio jūs taip ilgai laukėt. Gausūs plojimai šiuo metu. Važiuojam. Purpurinis vakaras varva, lyg aplietas aviečių sultimis. Ant akmens šiąnakt dėsime galvas, po žvaigždė šiąnakt gulsimės. Labas vakaras. Jūs net neįsivaizduojat, koksai džiaugsmas, kokia garbė, bet kartu ir atsakomybė šį vakarą sėdėti čia prieš jūs ir atvežti iš Lietuvos
lietuviškos muzikos Vytauto Kernagio, kuris yra ko gero visų laikų pats mylimiausias artistas. Tačiau prieš programą aš iš tikrųjų norėčiau šį vakarą pradėti nuo padėkų. Tai yra pati pirmoji mano kelionė į Ameriką, į Jungtinės Amerikos valstijas. Šitą šalį pažįstu dar tik 3 dienas, bet kur kas svarbiau yra tai, turbūt, kiek aš puikių ir šiltų žmonių sutikau. Ir labai noriu padėkoti visiems tiems, kurie prisidėjo prie organizavimo. Žinau, kad ten vieni vežė, kiti ten skambino, treti kažkaip nakvindino, ten ir daugybė žmonių dirbo šiuo klausimu. Labai noriu padėkoti Giedriui, jo šeimai, Astai, Esterai, Linai, ir nepykit, jeigu ką pamiršau. Ir iš tikrųjų, taip pat savo ruoštų noriu prisidėti prie sveikinimų Bostono lituanistinės mokyklos. 75 metai yra gana rimtas skaičius. Tačiau vakar mes pas Giedrių turėjom tokią vakarienę šventinę ir kažkaip su Estera. Šiam parūkyti. Pradėjom kalbėti ir jin sako, žinai, sako, pas mane, sako, labai daug yra gyvenę muzikantų. Ir sako, gyveno 2000 metais Kernagis, sako, pas mane. Ir jisai visą laiką valgydavo pizzą su pepperoni. Ir sakau, palaukit, 2000-aisiais tai buvo? Sako, taip. Tai sakau, žiūrėkit, mes turim dar vieną jubiliejų. Tai yra 25 metai nuo, nežinau, nesu tikras, bet ko gero nuo paskutinio maestro Vytauto Kernagio vizito čia, Bostone. Na, o iš tikrųjų pati pirmoji jau sąmoningai sukurta maestro Vytauto Kernagio daina, ji vadinosi Margi sakalai pagal Vincą Mykolaitį Putiną. Ir čia man tikrai reikės pagalbos. Pasitikite ir padrasinkite Justą Rubežiūtę, Dianą Gružauskaitę ir maestro Vytis Smolskas. Iš Josios vainikų nuskinsim leliją ir miegančios žemės laukus ir uolynus paversime žėrinčiais saulės kelynais ir tarė margiai suplojo sparnais tolyn ir aukštyn, koliai kraujas užkais ieškotosios saulės svajota liepsna ir žemė užgims pranašauta diena, o diena. Sekanti daina vadinasi Išeinu. Tai yra dedikacija. Maestro Vytauto Kernagio dedikacija jo pirmai meiliai. Egliai, beje, nežinau, ar tai yra atsitiktinumas ar ne, bet Kernagio dukters vardas yra Eglė. Man atrodo, čia susiję. Iš tikrųjų yra. Parašė šitą dainą, būdamas 17, tekstas yra jo paties. Beje, savo tekstus Kernagis vadindavo ne eilėraščiais, o dienoraščiais. Išeinu, palieku tave, nepyk. Išeinu, palieku tave, atleisk, nes ne žinojai, kad tu nežinai, kas tai sniegas, nežinai, kas tai lietus.
ir gal tada vėl sugrįšiu, už lango vėl vis lietus. Žinot, su daina Išeinu baigėsi toksai mokyklinis Kernagio etapas ir prasideda naujas, tai yra būtent aktorinio studijos. Ir čia Kernagis iš tikrųjų jisai turėjo tokį skaudulį ir kompleksą. Jisai niekad neslėpė, sakydavo. Iškiai, žinau, kad visi mano kursiokai per savo talentą įstojo, o aš, Ačkarikas, įstojau per platą. Nei tu raudojai, nei tu bareisi, nei mes sugrįši, nei mes pareisi, kol turim kelią, į priekį einam, kol turim klausą, girdime dainą, visi dainavom, kaip kas mokėjo, visi tylėjom, kaip kam reikėjo, o kelias bėga, o kelias dulka, ką susitiksime, laimę ar kulką. Ir žinot, nepaisant tos sėkmės, kurios Kernagis sulaukė kine, iš tikrųjų vaidinti jam žiauriai nesisekė. Čia taip atrodo galbūt, kad kinas, teatras yra panašu, bet iš tikrųjų ten specifika šiek tiek skiriasi ir jisai vaidindavo labai susikaustęs, toksai įsitempęs. Kažkaip sakydavo, aš buvau Kernagis. Man, aš buvau pernelyg stiprus individualistas. Man net būdavo kažkaip sunku patikėti, kad aš ten esu Hamletas ar Richardas III. Ir galbūt todėl jisai pradeda atrasti save ne kaip būsimą aktorių, bet kaip artistą. Ir jisai nuolat visur pradeda tampytis gitarą. Kur ta kelias, kaip išeiti, nežinai. Pasiklydo pieni jūroje, milžinai. Visam žinybę lyg rudens. Mūsų plaukus vasara gedens. Besimokydamas Kernagis įkūrė grupę, vadinasi Stipri grupė iš pašaukimo, ir jie koncertuodavo kitose aukštosiose mokyklose. Ir štai vieno tokio koncerto metu, būtent Maironio gatvėje, čia yra Dailės akademijos patalpos, Kernagis be koncertuodamas pamato merginą, kuri krenta jam į akį. Paklausyk, kaip lyja lietus. Paklausyk, kaip lyja lietus. Paklausyk, kaip lyja lietus. Jei žinotum tu, jei žinotum, kaip pasiilgau aš tavo rankų. Fiziniai mano duomenys, kalbėjo Vytautas Kernagis, jis kalbėdavo žinoma apie akinius, jam kažkaip vis trukdė. Sako, koks aš iš manęs, Hamletas būtų. Su akiniais, nesąmonė scenai. Arba ten, koks Richardas III, absurdas kažkoks. Ir jisai kažkaip suprato, kad reikia ieškoti, kur galima būtų save realizuoti. Ir kažkaip užkliuvo mintis būtent už poezijos. Kad, sako, poezija, akiniai. Netrukdo, dar geriau per akinius tą poeziją gali pamatyti. Akiniai gitara. Lygiai taip pat. Jeigu dar visus tuos dalykus sujungi, gali išeiti kažkas tai labai labai gražaus.
baltos lelijos, po langai susivijo, po lelijom balčiausiam du vaikeliai stovi. Vienas vaikas baltas, kitas vaikas žalias, viens į kitą žiūri žvaigždelės klausinėja. Kas pasėjo bulvelės, kas pasėjo žvaigždelės, kasgi ežerus pasėjo, kas pasėjo žmogelius, kas gyvena už kalnų, kas gyvena danguje, kas gyvena po žemę, kas gyvena žvaigždėse. Ir kažkaip išdrįsau paskambinti maestro Vytauto Kernagio sūnui, taip pat Vytautui, aš jį taip šiek tiek pažinojau. Kažkaip paskambinau, jis atsiliepė, aš papasakojau apie tą patefoną, o tokią istoriją. Sakau, žinai, aš su Rafailu Karpiu, bičiuliu, operos solistu. Sakau, mes esam jau 2 programas Beatlų padarę. Sakau, aš labai norėčiau padaryti ir tavo tėvo programą. Ir tokia tyla. Žinot, tą jausmą, kai kažkaip pasakai, o feedbacko nėra. Jis ten ar mąstė, ar kažkaip ir jis paskui, tai aišku, sako, tai daryk, kaip atlėgo. Bet vis tiek turėjo praeiti bent 2 metai, kol visą tą idėją, sakyt, mintis virto kūnu, o galiausiai ir čia atvyko į Ameriką. Ir dabar pagrosiu dainą, kai man buvo 3 metai, turbūt pačią savo mylimiausią, mėgstamiausią. Pasakyk, kipaitėlė, ar tu mane myli, kiek jau kartų tave klausiu, o tu jan vis tyli. Pasakyk, nevargink manęs, regi baigiu džiūti, kurią dieną nematau tavęs, tikrai reiks pražūti. Oi laimingas, kaip laimingas, kas gal apsakyti, kurią dieną savo meilę gaunu pamatyti. Nemainyt šitos valandėlės ant turtų didžiausių, kada indams už rankelės savo meilę klausiu. Kernagis svarstė, sako, kaip čia yra? Reiškia, eilėraštį parašė vyras, dainą sukūrė vyras, dainą atlieka vyras, o daina prasideda aš esu Severiutė. Kaip čia yra? Ir, žinot, tiesa toks dalykas reliatyvus, tai reiškia, iš kurios pusės pasižiūrėsi, ten ir bus teisingas turbūt atsakymas. Tai Kernagis turbūt į šį klausimą, kodėl taip yra, jis rado savo būtent tokį atsakymą. Visai nesvarbu, ar tu gimei vyru, ar tu gimei moterim, tačiau kiekvienas iš mūsų kažkur tai giliai širdį turim savo slaptą Severiutės kertelę. Aš esu Severiutė, nuo Užpalių kaimo, kur gelžkelis suka į pietus, kur bėgiais ėjau aš basa, kaip nešė iš namų išvarytas kalbėjai. Lyg paskutiniai prie didelio užtiesto stalo nebuvo man vietos. Už nugaros man negirdint kalbėjai. Ir šiaip pas Kernagį atsiduria Juozo Erlicko knygelė pavadinimu Kodėl. Ir ten tokie eilėraščiai, kaip Kernagis sakydavo, durni. Ir kažkaip jisai sako, Hebra, sako, gal rimtai, sako, padurniuojam kažką tai. Ir visi, kas pažino Kernagį, sako, baig, tai Vytai, ta prasme, tai, ką tu darai, tai yra dainuojamoji poezija, taigi čia rimti dalykai, Marcelijus Martinaitis, Sigitas Gedariškis ir iš viso, sako, scena yra šventas dalykas. Čia negalima durniuoti joje. O į ką Kernagis atsakė, žinot, sako, Hebra, sako, pasaulyje yra daug labai tokių šventų dalykų. Yra šventi miestai, kaip, pavyzdžiui, San Diegas. Yra, pavyzdžiui, šventos šalis, kaip San Marinas. Ir yra tokios šventos profesijos, kaip, pavyzdžiui, San Technikas. Aš negaliu sugrįžti į Jamaiką, nes niekuomet tenai ir nebuvau. Ir niekuomet žaviau juodaplaukį.
į lūpas nebučiuos manęs karštai. Ir niekuomet tikrai aš nenuskęsiu tų aksominijos akių gelmėj, kuomet saulėlydžiai raudoni gęsta nuostabiame mieste Montego Bay. Santechniku aš dirbu Ukmergėje, Montego Bay. Santechniku aš dirbu Ukmergėje. Užlipu į sceną, taigi čia ne aš, čia personažas, tu tarsi pasislėpia už tam tikros kaukės ir gali rėkti absoliučiai bet ką. Praskrido drambliai į rytus, tikriausiai dėl suksam lizdus. Žalias mankinis paklausė, kur lekiam mes. Vis vien šiandien ne penktadienis, bet kur visi mes lekiam, kas atsakys man. Paklausė už katino mirusio, ko plyta nuo dviračio skiriasi. Įlipo dvi silkės į obelį, kad gera turėti automobilį, bet kur važiuot su juo, atsakys man. Norėjo pakelti lygį. Ir jisai pradėjo duoti pastabas tiem kolektyvam. Žiūrėkit, Hebra sako, nu jūs čia ne taip daro, šiek tiek, va čia mažiau, čia va taip reiktų, čia taip. Tik tai dalykas tas, kad tie kolektyvai, jie jau neklausė. Vykdavo viskas priešingai. Jie įsižeisdavo, nes jie laikydavo save tokiais profesionalais ir apie Kernagį sakydavo, kad kas jisai toks. Jis yra baigęs. Įvadindavo 3 akordų meistrų. Žinot, tie 3 akordai čia nėra daug. Ne? Bet dalykas tas, kad Kernagis jisai nebuvo įžeidus ir jisai neimdavo į galvą, o dar vėliau savo programuose jisai netgi panaudodavo. Jei jam pakliūsi draugė mielas, tave jis dailiai sudraskys ir pagėdos už tavo sielą. Lakštingala balva žudys, kaip gražu miške, vasaros laike, paslaptinga ilgučia. Kaip gražu miške, vasaros laike, paslaptinga ilgučia. Ir kas tai iš tikrųjų yra dainos teatras? Realiai Kernagis atnešė teatrą į dainą, kada kiekviena daina, jinai tapo tarsi atskirų numerių su savo atmosfera, savo apšvietimu, savo istorija, su to įvykiu, kuris yra apdainuojamas toje dainoje. Kernagio dėka scenoje pradėjo rastis scenografija. Iki tol visos scenos būdavo tuščios, aš kalbu apie estradą. Kaip gerai žinoti iš anksto, kur suka lizdelė dagilis, kur žemuogės sirpsta saldžiausios, kur noksta rausvi riešutai. Kaip gerai iš anksto žinoti, kur pateka saulė, kur leidžias, kur sniegas pirmiausiai ištirpsta ir ima žemuoglė žydėti. Kaip gerai žinoti iš anksto, kur suka lizdelė dagilis, kur žemuogės sirpsta saldžiausios, kur noksta rausvi riešutai. Kaip gerai
iš anksto žinau, kada prasidės šienapjūtė, kada rugiapjūtė ką veiksi. Šį vakarą, kad dirbsim rytoj. Ačiū labai. Dabar nuskambės turbūt viena žymiausių būtent dainos teatro dainų. Kad ir kaip norėčiau dedikuoti visiems tiem, ką per 30, bet dedikuoju visiems, kam jau virš 40. Ir čia tokių. Širdelė mano, o kodėl tu liūdna? Širdelė mano, kur jaunystė tava, dienelės slenka ir ne vien neaplenkia. Sakyk, širdelė, kur jaunystė tava, dienelės slenka ir ne vien neaplenkia. Sakyk, širdelė, o kodėl tu liūdna? Kieme auga medis, medį paukštis tupi, kai gražiai čiulbuoja paukštis penkialūpis. Viena koja Varėnoj, kita koja Klaipėdoj, o kepurė pasiklydus padangėmis klaidžioja. Tyla gyvybės metas, kasdienio židinio ugnim. Tokia daina, kad užsimerkia, dainuodami lyg mirdami, lyg pašaknų ten pjauna širdį. Ten teka vandenys liūdnai ir dulkės vieškelių dar šiltos, tarsi sodybų kalnai. Nes jau tą dainą jie rašė kaip tokį jau bairių. Jie taip įsivaizdavo, kad jau čia publika ir iškiai jau taip jau juoksis ir panašiai, net nusifilmavo tokį klipą, kur jie laksto ten su tokiam ilgom pižamom. Bet kažkaip kaip Kernagiui atsitikdavo, reiškia, dažnai viskas išėjo priešingai. Kažkaip tą dainą visi pasiėmė kaip po chorai. Pradėjo atlikti tokiam progom kaip vasario 16, kovo 11. Ir čia man iš tikrųjų reikės irgi pagalbos, nes noriu taip sujungti. Čia žinau, kad yra vaikų, kurie dainuoja ir kurie yra pasiruošę. Tai dabar yra pats laikas ateiti čia. Beje, gali dainuoti ne tik tai vaikai. Aš tikiu, kad jūs žinot, reiškia, žodžius šito šlagerio. Taip, padrąsinkit juos dar. Štai jie. Vau, koks būrys. Wow. Labas.
Čia, žinokit, viskas taip improvizuotai labai vyksta. Ja. Gerai, viskas. Aš pasaugosiu, nenukris. Pasiruošę? Hebra, pasiruošę? Važiuojam. Mano gimtinė esi, mėlynas Nemuno vingi. Tau aš dėkingas esu už savo skausmą bei viltį. Baltijos jūra lengvai supa svajonių laipelį, o tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio ir sudienas kaip šventė, kaip žydėjimas įvyščios, bet skubėkim gyventi, nes pravėksim nebegrįžtant, skubėkime džiaugtis, vai pravėksim nebegrįš jos, sudienas kaip šventė, kaip žydėjimas įvyščios. Čia aš gimiau ir jaučiau metų prasmingą likimą. Čia su visais dainavau, koks aš gražus ir laimingas. Skamba šilai nuo mūsų laimės ir juoko. Jeigu kam liūdna labai, jūs būtinai atvažiuokite čia pas mus. Sudienas kaip šventė, kaip žydėjimas įvyščios, bet skubėkim gyventi, nes pravėksi nebegrįžtant, skubėkime džiaugtis, vai pravėksi nebegrįž jos. Sudienas kaip šventė, kaip žydėjimas įvyščios. Visi kartu. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas įvyščios, tad skubėkim gyventi, nes pravėksi nebegrįžtant, skubėkime džiaugtis, vai pravėksi nebegrįš jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas įvyščios. Ačiū jaunimas, ačiū labai, ačiū už pagalbą. Pasidarom tokią bendrą nuotraukytę. Čia, taigi tarp čia visi. Pasidarom bendrą foto. Ja. Kaip čia? Gerai, 3, 2, 1, šypsomės! Gerai, ačiū labai jums, ačiū labai. Ačiū už darbą. Kieta paukštis
Diana Gružauskaitė. Justė Rubežiūtė. Gytis Malskas. Ačiū. Lelijos po langais susipijo, po lelijom balčiausiam du vaikeliai stovi. Vienas vaikas baltas, kitas vaikas žalias, viens į kitą žiūri žvaigždeles klausinėja. Iš tiesų, tikiu. Iš tikrųjų, aš visos komandos vardu labai noriu padėkoti jums su pirma už kvietimą, kad mes atsiradom čia. Nežinau, kaip jūs ten mus išgirdo, organizatoriai pamatė, bet, žodžiu, esam čia. Labai noriu padėkoti už tai, ką jūs apskritai darot ir už tai, kad daro tuos, kaip čia, puoselėt lietuvybę taip toli, būnant iš tikrųjų už Lietuvos. Mums buvo labai gera būti šį vakarą čia kartu, didžiulė garbė. Labai ačiū už jūsų nuostabų priėmimą, labai ačiū už jūsų tokią puikią energiją, už jūsų plojimus, už jūsų palaikymą, už nuostabi publiką ir aš manau, kad tokios publikos dėka maestro Vytauto Kernagio dainos ir kūryba skambės amžinai, kaip ir turėtų būti. Dar kartą ačiū. Sutarkim vieną dainą. Tik tai nežinom ką reiškia. Kolorado vabalus nesuskambės, žinokit. Taip labai atvirai sakau dėl to, kad ten atlikdavo orkestras. Ten ir smuikų būdavo daug. Tai... Vyšnias. Vyšnias, tinka? Okay. Kas apsta vyšnių su valkį, raudonas, kad pravėrt gali. Rasa ten laša nuo lelijų, lyg dalgio ašmenys gaili. Ir pjauna širdį, tarsi dobila, lyg įmonės, lyg pašaknu. O vakarais kažko taip tolima, kažko nėra lyg artimų. Tokia tyla, gyvybė svertas, kasdienio židinio ugnim. Tokia daina, kad užsimerkia
dainuodami lyg mirdami, lyg pašakanų, ten pjauna širdį, ten teka vandenys liūdnai ir dulkės vieškelių dar šiltos, tarsi sodybų pelenai. Rodos, kad praeit gali, prasakant mašą nuolenį, Lyg dalgio ašmenys gaili ir pjauna širdį, tarsi tobila, lyg įmonės, lyg pašakanų, o vakarais kažko tai tolima, kažko nėra lyg artimų. Kai silpsta sirpsta vyšnių su valkijom. Ačiū.